Upių baseinų rajonų valdymo planuose numatyta mažinti ne tik taršą. Nemuno upių baseinų rajone ketinama parengti ištiesintos upės vingio atstatymo studiją. Sraunesnės upės, kaip antai, pavyzdžiui, Vilnelė, tokios upės savaime jos pačios pradeda išsigraužinėti vagos, pačios pradeda renaturalizuotis. Vyksta savaiminė upė naturalizacija ir ta biologinė įvairovė palaipsniui grįžta. Kitoms gi upėms reikia padėti, kad jos galėtų kreivintis pačios. Reikia tam tikrų priemonių. Šiuo metu yra suplanuota atlikti keletą pilotinių studijų, parengta keletas tipinių ištiesintų upių atkarpų. Juose bus pritaikytos tam tikros skirtingos priemonės, tos upės bus iškreivintos, bus žiūrimi, kokia pasiekta nauda. Ventos upių baseinų rajono plane siekiama švelninti neigiamą hidroelektrinių poveikį. Numatytos priemonės, kaip mažinti pavojus neršiančioms žuvims, neršto kelyje įrengiant pralaidas. Ko siekia baseino valdymo planai? Tai optimizuoti turbinų darbą, kad būtų kuo mažesni vandens lygio svyravimai žemiau hidroelektrinių, kad upės tėkmė būtų kuo natūralesnė. Ir taipogi tose hidroelektrinėse, kuriuose stovi seno tipo itin žuvį žalojančias turbinas, jas planuojame keisti naujomis, kad kuo mažiau žuvų žūtų migruojančių per šias turbinas. Kad poilsiautojų mėgiamos Kuršių marios būtų apvalytos nuo per didelio azoto ir fosforo kiekio, taip pat ketinama taikyti ir natūralias priemonės. Viena iš tokių priemonių yra augalų pjovimas, pakrančių augalų pjovimas Kuršių mariose, taip išnešant azotą ir fosforą iš vandens ekosistemų. Dar vienas iš būdų, kuris tiesiogiai numatomas taikyti Kuršių mariose, tai yra auginimas filtruojančių dugno gyvūnų. Kadangi jūros būklė apsprendžia taršą upėse, tai priemonės visame baseine iš tikrųjų svarbios pačiai jūros būklė. Be valstybinių mastų svarbių priemonių vandens būklei gerinti yra ir paprastų priemonių prieinamų kiekvienam, kuriam svarbu gyventi sveikoje ir jaukioje aplinkoje. Agresyvi buitinė chemija kenkia ne tik ją naudojančiam žmogui. Šie chemikalai taip pat su nuotekomis patenka ir į vandens telkinius, kur jie žudo vandens organizmus, lygiai taip pat kaip jie žudo tualeto bakterijas. Nekenkdami vandens aplinkai, valyti paviršius vonioje galima acto ir vandens mišiniu arba geriamąją soda. Yra ir efektyvesnių, bet vandens aplinkai mažesnį poveikį darančių priemonių. Jos ženklinamos šiais simboliais. Jei turite ūkį ir daržą, galite prisidėti prie taršos sumažinimo dirvą tręšdami išėjus pašalui, naudodami sėjomainą, o pasėlius tręšdami tręšimo plane numatytomis normomis. Kiekvienas gyvulių augintojas, net ir neturėdamas mėšlidės, gali sumažinti taršą. Mėšlą reikia krauti aikštelėje, prieš tai užpylus kelis centimetrus sluoksnio sausų durpių ar pusmetrį susmulkintų šiaudų arba lapų, kurie sugertų iš mėšlo išsiskyrusiai skystį. Sukrautą mėšlą rekomenduojama uždengti plėvele ar apkrauti durpėmis ar susmulkintais šiaudais. Tai paprastas būdas apsaugoti vandens telkinius nuo mėšle esančio azoto, fosforo išsiplovimo. Taršą lemia ir kiekvienas mūsų pasirinkimas, net perkant maisto produktus. Vandens taršą mažinsime ir pirkdami ekologišką produkciją. Jei užauginti, stipriai ribojamas trąšų ir draudžiamas sintetinių pesticidų naudojimas. Pirkdami ekologiškai užaugintus produktus, ne tik rūpinamės savo ir šeimos sveikata, bet ir prisidedame prie vandens taršos mažinimo. Valstybė be piliečių paramos sunkiai galėtų pasiekti, kad upės ir ežerai Lietuvoje taptų švaresni. Prie upių baseinų rajonų valdymo planų turės prisidėti ir kiekvienas gyventojas. Kiekvienam reikės laikytis to upių baseinų rajono, kuriame gyvena, valdymo plano. Aplinkos apsaugos agentūra laukia kiekvieno gyventojo nuomonės. Upių baseinų planai ir papildomos priemonės bus siūlomos ir peržiūrimos kas 6 metus ir jos priklausys nuo visuomenės nuomonės. Gerai, kad šie planai yra privalomi visom ES šalim. Tai yra privalu visom ES šalim užtikrinti gerą paviršinių vandens telkinių būklę. Tiek ekologinę būklę, kad šiuose telkiniuose klestėtų gyvybė,
kad būtų natūralių žuvų ir augalų dugno bestuburių populiacijos, tiek ir cheminė būklė, kad žmonės drąsiai galėtų maudytis ir naudotis kitais upių teikiamas malonumais. Taip, kad tai teikia naudą mums visiems. Upės bus švarios, bus daug žuvų, bus kur žvejoti. Bus upės natūralius, bus smagu jomis plaukti baidarėmis. Galų gali ateiti išsimaudyti. Vienas dalykas ateiti išsimaudyti į kanalą ar į tartiną vandenį, kitas dalykas plaukioti švariame vandens telkinyje, švariame ežere, švarioje upėje. Aktyvi veikla padeda tausoti vandenį, tačiau aplinką tausoti gali kiekvienas mūsų sprendimas. Be reikalo nenaudoti vandens, nešiukšlinti, valyti tik tiek, kiek reikia ir ekologiškomis švaros priemonėmis, mažiau vartoti ir mažiau pirkti nebūtinus daiktus, kuriems pagaminti buvo naudojamas vienas svarbiausių elementų – vanduo.